Sveikim. Tai pagaliau, nors ir nedarbai, bet pradedam video iš laukų. Čia kas stebėjo, tai iš rudens buvo sieta žalia traša. Iš tikrųjų būtų gal geriau buvę, kad būtų sieta, sakykim, ta tikra. Bet esmė tame, kad buvo suskustas onoraginių kviečių ražiena. Ir paskui avižas, vikiai, peliuškas, miežiai buvom nusikūlę. Tai tokį ir pasėjau. Aišku, to tankumo biški gal ir trūksta. Bet iš tikrųjų daug yra sukritę, nušalę jau ir panašiai. Tai gal visai neblogai. Nes esmė ta, kad ūkininkai ir be prievartas tą savo žemę myli. Juk čia mums nieks neliepi, dar kaip sakant, nebuvo. Na, aišku, čia ir nereikia atsieti palei įstatymus, bet vis tiek jau antri metai arimų nebepaliekam. Jeigu nėra kaip išsisukti iš padėties ten mėšlų vežims, tai aparam, bet su lygintuvu pralyginam, kad nebūtų bangų, kad užsidėtų plutą ant žemės, kadangi šį rudenį nevežė mėšlą. Tai vat suskusta, pasieta šiokia tokia žalia traša, kažkiek bus naudosi. Ir viskas, ir ta dirva nesipusta, biškai kažkiek bus ir organikas. Tai iš tikrųjų nemanau, kad reikėtų tiek suvaržyti. Bet žiūrėsim, kaip čia bus, ką čia nuspręs. Ir iš tikrųjų tie sprendimai viskas dabar ir sustoja. O jeigu kas ir pradės judėti per pačius darbų įkarščius, tai nieks neapturės kada ką ir paprieštarauti. Vis tiek visiems darbai, nepaliksi laukų, nesėtų, nešienautų. Ir aišku, čia mėšlą nekratėm rudenį, nearėm dėl to, nes planuose yra šitą lauką užsėti kukurūzų. Tai kukurūzui reikia šviežiai kratytą mėšlą, puresnės žemės, tai iš tikrųjų dabar taip ir buvo palikta. Kukurūzų sėklą susižiūrėjau iš agrokoncerną, tai dar reikia kelis dalykus susidėlioti ir greičiausiai ryt skambinti, užsisakinėti, kad paskui nelikti be sėklos ir ten bile kokią pirkti tas, kas yra. Tai žiūrėsim, kaip čia viskas susiklostys, bet tikėkimės, kad gerai. Jau šiandien tas toks oras link pavasarį, tai važiuojant link fermas galim sukti į Kvietrugių lauką, nors daug žinių nebent pasižiūrėti, kaip čia jie atrodo iš po tos žiemos. Šiaip gražiai žaliuoja, iš tikrųjų čia to sniego buvo, to tokia link pašutimą, nes pusnink, pradedlyti, kol nutirpsta, bet nežinau, kol kas ir ta žalia spalva, nebent gal pradėjus labiau vegetuoti, jie gal į tą rudumą išeiti, jeigu kažko trūksti ir maisto medžiagų ir jiems atsigauti, bet čia būdavo blogiausia, kaip vieną metą buvau su Kvietrugiais, kad nutirpa sniegsa ir kaip čia toks ruds lapuks, tai visi rugėjimuose, visi rugiai buvo taip. Tai iš tikrųjų nieko gerai nebebuvo, vienur kitur atsigavo, bet persėjome viskas. Tai gal bus neblogai, kažkas apie 5 hektarai. Pašarui pats tas dar planuose avižų sėti, tiksliau avižų, vikių, peliuškų mišinį ir sėti kažkur apie 8 hektarus musik ar 7. Tai gal pašarui ir užteks. Bet šiaip labai smagu jau, kad ir, kaip sakiau, kad ir nedarbai, bet jau pavaikščioti geresnių orų po laukus. Atrodo, nuotaikas daugiau atsiranda, prasidės darbų įkarštis, aišku, ir vargų įkarštis prasidės, bet smagu. Nes iš tikrųjų tie pavasariniai darbai tils kaip prasidės, nes vien pavasarinė arima ir mėšlų vežima bus. Vieną arimą, aš galvoju, bus apie 12-13 kažkas. Tai iš tikrųjų, aišku, palyginus su kitais ūkiais nėra daug, bet jau šis tas, kai reikia į darbą einant, prisitaikyti ir
apsidirbti, ta prasme, tarimą pasidaryti, tą koks nors griovims, tas sanas ir žiūri, kad ir ką veikti ir užtrunkim. Bet nu nieko, laik susitvarkysime dabar. Aišku, tik galėtų dabar dar biškį pašalti, nes per žiemą juokiausi, bet taip įgaunas dabar, kad rulonai prie fermas baiginėjas, o visi kiti laukuose. Tada vežiau, bet visų suvežti nepavyko. Su Belarusu nepaskubėsim. Tai žiūrėsim. Šiaip šiandien toks buvo lengvas minusiuks, kiek čia buvo -2. Tai gal dar biškį pašaltų. Vakarai šviesesniai galėtų bent biškį parsivežti, kad paskui buliukai nebūtų tuščiais pilvais. Žadėjau šėrimąsi nefilmuoti, nes šiandien tik rytinis vakarinis šėrimsi viskas, bet užvakar vežėmės pašarų ir pasidėjom buliams. Čia ir daugiametis pievas šienainis, ten yra šviežios pievas šienainis, va šitas. Ir ką noriu parodyti, vakar buvo pašaras paskleistas visur vienodai, ką visi prieiti, tai žiūrėkim. Iš seno rulono, kur skleidės, susijėden, nesusijėden, ten nusiknisim. Į šitą pusį nelabai daug jėden, gal biški. Ir tada prieikiam prie šviežaus ruloną. Man atrodo, čia trūksta per sprindį ruloną. Tai ką tai parodo? Nors jie nežino šviežios ar senos pievas, bet skonį jaut ir vairuodėms. Ne tik ruloną kiek pasisiekia nuėdi, bet ir palei ruloną viskas, kas buvo sudėta, nusėdė. O čia va, pašaras sočiai. Tai ką geriau šerti, nuo ko geriau auks, nuo to, ką daugiau su jais ir kas yra maistingesnis. Tai va, akivaizdus įrodyms. Na, aišku, dabar miltų jau lauk. Nu kam, kaip vis laiką, tai susitinkam šeštadienį darbuose. Kam tokiu oro eis nuveikti, nežinau, bet kažką vis tiek reik. Nešertų buliukų nepaliksim. Tai žodžiu, šiandien pašarai, kreikimai ir panašiai. Ir aišku, dabar, kol važiuoju, galim pašnekėti biškį apie pavasarinę sėją. Tai kaip buvau ir minėjęs, kad žadu papasakoti, ką čia žadam sėti, ko dar neauginom. Tai yra ponas kukurūzas. Sėkla užsakyta, kelio atgal nebėra, nes jau užsispėti į kampą. Sėkla nupirkta, tai jau nesakysi, kad nesėjau. Tai užsisakėm Boni veislę iš Agro koncerną, 190 FAO, sėsam 3 hektarus. Mums šiai dienai sočiai, nes jeigu taip prisižiūrėjus, taip sakykim, nei super blogai, nei super prastai, tai tikos apie 40 tonų, kad būtų į hektarą. Tai, nes jau sakykim, čia su kokiais ten ar išknisimais, ar dar kažką, jau taip. Tai jeigu 3 hektarai, 120 tonų, tai šiai dienai mums sočiai, nes jeigu ten sėtume, nežinau, tą patį mišinį, tai nu kiek, kaip būdavo geriau yra, jeigu mišinį nupjauni 2 kartus, nu kiek gali čia 50 rulonų prisukti. Tai iš tikrųjų kukurūzas turėtų duoti savo masę ir aišku, ne tik dėl kiekio, bet ir dėl pašaro racionam, kad įvesti dar, sakykim, didesnį tą racioną dėl geresnių priesvorių. O kaip čia kas gausis, taip stebėkit video ir viską pamatysit. Šiandien ne tik visko reik privežti pašarų, kreikti, bet ir valomės mėšlus, nes toks oras nieka normaliau nein darbuotis. Tai bandysim išsivalyti, orai pradės gerėti, mėšlas bus išvalytas, turėtų ir dėl to būti dar sausesniai.
dėl ko reikalinga naši technika. Žiūrėsim, kažkada gal bus, o gal nebus. Bet aišku, svajuoti reikia, tikėtis reikia, planus kurti reikia, nes kai turi planą, tikslą ar svajonę, kažko tai siekia. Ir čia, ta prasme, ne tik ūkininkavime, bet kur gyvenime. Sportininkai irgi pergalės tikslai laimėjimai, tai taip ir ūkį. Mes turim savo pergalės, turim savo laimėjimus. Aišku, jie biškai kitokie, bet vis tiek kiekvienam savo. Aišku, būtų dar nuotaika geresnė, ne tik, kad pavasaris artėja, bet kad ir šiaudai nesibaigtų. Nes kai baiginėjas grūdai, gali neduoti. Bet kai baiginėjas šiaudai, tai nelaikysi nekreiktų, tai žiūrėsim. Aišku, kai parsiduos buliai didieji, tai dar plius orai bus sausesniai, tai vis tiek nebėtų kreikimą. Ir visi liks mažesniai, tiek nesusitrypsa, bus didesniuose garduose. Tai gal kažkaip štempsam, kol bus šviežių. Nu ir viskas, kai naši technika, darbai netrunka ir va. Aplėja, dabar garuo, bet niekas sausi patalai, šviežus maistas. Šitie irgi velniukai įsivarė laukia, bet nieka. Turės kur pagulėti dabar. Tai viskas. Šiai dienai tiek, vakarinis šėrimas, bet nerodysiu, nes praeitis video irgi viskas labiau po fermas šėrimai. Ta prasme, kas po pačias fermas susiję, tai dabar tiek daug nebrodysiu. Po biškį artėja pavasaris ir vėl mažės gyvulių, daugės visko iš laukų. Ir tikiuos bus įdomiau tiek man, tiek jums, bei daugiau geresnių kadrų bus galima padaryti išnaudojant GoPro.